nors kepimas yra vienas nesveikiausių maisto apdorojimo būdų, vis dėlto ant ko kepti yra vienas populiariausių klausimų. Tai visų pirma pasakyčiau, kad kalbėsiu tik apie nerafinuotus aliejus, nes nors kepti ant rafinuoto aliejaus galima ir jie tam skirti, bet esmė yra ta, kad jie jau yra sugadinti, tai nėra jokios bėdos, jokios rizikos juos dar labiau sugadinti. Nežinau, kokia prasmė yra vartoti maistui produktą, kuris jau yra sugadintas savo perdirbimo metu. Jeigu imsime vis dėlto šalto spaudimo aliejus, kurie yra vertingas maisto produktas, tai yra gaminimo metu patys nėra sugadinti, tada reikia žinoti, ant kurių iš jų galima kepti. Grubiai tariant, kepti galima ant sočiųjų riebalų. Tai patys sočiausi riebalai iš natūralių, mechaninio spaudimo arba paprastai tokiu būdu padarytų yra kokosų aliejus, nerafinuotas kokosų aliejus ir čia yra valytas sviestas gy. Tas valymas yra labai paprastas, jisai šildomas ir atsiskiria baltymas, taip kad čia lieka grynas riebalas. Nes žinom, jeigu mes ant sviesto kepam, jisai labai greitai pradeda degti. Tai yra dega svieste esantis baltymai ir vanduo, kurių yra apie 20%, nes prastai sviestas apie 80% turi riebalų. Tai pašalinus tą baltyminę dalį mes turim ilgai besilaikantį ir tinkamą kaitinti sviestą gy. Ir jo temperatūros, kurią jisai gali ištverti, yra tikrai aukštos, turbūt pačios aukščiausios. Kokosas taip pat yra sotieji riebalai ir kaip matom, jis dabar yra skystas, nes yra karšta, būtų 5 laipsniais vėsiau, jis būtų kietas, atrodytų kaip taukai ir jam nei šilta, nei šalta nuo to, kad jis čia atšilo, sustingo ir juos kokoso aliejų galim naudoti ir troškinimui, ir kepimui, ir kepti blynus, pavyzdžiui, yra labai skanu. Dar kas galėtų tikti, gali tikti kepti ir dažnai bus užrašyta kepimo aliejus arba saulėgrąžų aliejus kepimui. Reikia turėti omeny, kad saulėgrąžos yra 2 tipų. Tai vienos, kur vyrauja polinesočiosios riebiosios rūgštys. Polinesočiosios tai tos, kur mes įpratę vadinti omega 6. Kepimui tinkamas saulėgrąžų aliejus yra gaminamas iš saulėgrąžų, tų rūšių, kur vyrauja mononesočiosios riebiosios rūgštys. Jeigu vyrauja polinesočiosios riebiosios rūgštys, mums žinomos kaip omega 3, omega 6, tai saulėgrąžose būna daug omega 6 ir toks aliejus kepti netinka. Bet kur mononesočiosios, jisai tinka. Tai būna užrašyta, kad skirta kepti arba tinka kepti, bet tai iš kitas saulėgrąžų rūšis. Gali būti ir didmenų aliejus kelių rūšių, ir rapsų aliejus kelių rūšių, taip kad šitos kultūras reikėtų žiūrėti, ar užrašyta, kad galima kepti. Jeigu neužrašyta, reiškia kepti negalima. Tai nėra toks didelis pasirinkimas, dar žemės riešutų aliejus tinka kepti. Daug diskusijų kelia alyvuogių aliejus, ar ant jo kepti tinka. Tai čia 2 aspektai. Alyvuogių aliejus, jeigu žiūrėt pagal jo sudėtį, kokios riebiosios rūgštys sudaro, tai jis daro oleino rūgštis mononesočiosios. Tai galima būtų kepti ta prasme, kad jos gana stabilios. Jos stipriai stabilios. Tačiau mes alyvuogių aliejum vertinam labiausia dėl jos jame esančių polifenolių. Tai yra tokios jautrios medžiagos, kurias mes matom kaip nuosėdas, kaip drumzlės, žalios ir sudaro tą tirštumą alyvuogių aliejų, tai jos visos žus, kai mes kepsim. Iš esmės, šia prasme jis per geras yra kepimui. Taip, transriebiosios rūgštys, kurios yra nuodingos, jos nesusidarys, bet patį aliejų mes tikrai pagadinsim. Tai kaip daryti, jeigu mes to skonio norim? Labai paprasta, kepam ant kažko kito. Šiuo atveju neutraliausias gal bus kepimui tinkamas saulėgrąžų aliejus. Ir kai jau baigiam kepti, tiesiog dar ant karšto maisto užpilam to alyvuogių aliejaus arba šiek tiek pravėsusio. Ir jis dar spės susigerti, palaikysit porą minučių
ir bus ir skonis patenkintas, ir visos maistingosios medžiagos išlaikytos. Svarbiausia, negalima kaitinti tų aliejų, kuriuose vyrauja polinesočiosios riebiosios rūgštys. Yra ypač omega 3. Jeigu yra omega 3, tai jo ne tik tai kepinti, jo apskritai šildyti negalima ir laikyti reikia šaldytuve. Tai jos yra jautrios, jos kyla, jos nestabilios, o kepimui tinka stabilus aliejai. Tie, kurie nekeičia savo vidinės struktūros, sandaros dėl kaitinimo. Tai yra būtent sotieji.